Iš Lietuvos savivaldybių asociacijos, ponas Giedrius. Na čia aišku daug baimių, kad čia savivaldybės kokius tai drakoniškos apmokestinimo sąlygas nustatys, bet iš tikro tai savivaldybės arčiausiai žmonių turbūt savo rinkėjų nenorės kažkaip skriausti labai. O antras dalykas, jeigu pažiūrėt tiesiog dabartinę patirtį, savivaldybės nustato ir žemės mokesčio, ir komercinio turto tarifus, tai jie tikrai gana stabilus, ten nėra kažkokie ten labai dėlių pokyčių. Dabar esminis dalykas dėl šito projekto. Tai, nekilnojamas turtos mokestis iš tikrųjų yra natūralus savivaldos mokestis, nes savivaldybės vis tik tai tvarko ir išlaiko tą infrastruktūrą aptarnaujančią nekilnojamo turto objektus. Ir čia dabar tas įvykęs projekte toks dirbtinis atskyrimas to turto, kai pagrindiniam būstas reiškia savivaldai, o reiškia visas kitas valstybei, tai toks atrodo keistai, nes, pavyzdžiui, ar ten pagrindinis ar nepagrindinis būstas, tai ta infrastruktūra ta pati, turbūt savivaldybės, ne valstybė čia rūpinsis ar kokiam sodų bendrijoje ten infrastruktūra, ar garažais, ar kaip, tai čia turbūt teritorijų plėtra vis tiek savivaldai. Tai logiškiau būtų, kad tikrai būtų viskas perduota į vienas rankas, į savivaldybių. Ir iš esmės tas sprendimas jau yra principinis padarytas projekte, nes vienam projektui tarsi du projektai yra įteisinti, reiškia dabartinis yra, o nuo 31 metų tas režimas keičiasi, reiškia pereina visas turtas savivaldybių reiškia reguliavimo sferoj. Bet mums tada nėra kažkaip nesuprantama, nėra tokių svarių argumentų, kodėl reikėtų delsti tą padaryti, nes vis tik tai, jeigu motyvuojama, argumentuojama, kad čia gynybai, ten skaičiuojama 9 milijonai, tai aš manau, kad tikrai mūsų vertinimu tikrai net 9 nebus, nes kadangi, reiškia, dabar pagrindinis būstas apie 80% sudaro viso struktūroje, tai, žinot, skaičiavimas pagal esamą situaciją, o jeigu, reiškia, po to optimizuosite mokestį, gal šeimos nariai tenai gali vėl vienas vienam būste, kitas kitam deklaruoti, žodžiu, greičiausiai sumažės, ten pasidarys labai mažai tų nepagrindinių būstų, tai nebus ko gero nei 5 milijonų surinkta. Tai, o jeigu būtų daugiau, kas atsitiktų? Tai esmė turbūt ar 9 ar 5 milijonai čia nesprendžia turbūt gynybos klausimų, tuo labiau, kad jau iš savivaldybių yra paimta gynybos reikmėm 150 milijonų, reiškia, civilinės saugai, o dar blogiau, kad dabar jau numatoma net 2 procentai GPM-o. Tarp kitko buvo kalba pirmininkė, prisimenat, kad nedaugiau gal kaip 1 procentas, bet gavosi 2 procentai, tai čia aišku, kasmet augančios sumos, čia jau bus ir vos ne 100 milijonų, reiškia, paimta. Tai plus dar 0,2 papildomas tarifas komerciniam turtui, kas irgi gali įtakoti savivaldybių pajamas, nes savivaldybėm bus spaudimas susimažinti savo tarifą kažkiek, tai reiškia, ir tikriausiai nenorės labai savo verslo bendruomenės skriaus, kažkiek matyt teks tą mažinti. Tai žodžiu, čia bus tikrai jau paimta pakankamai iš savivaldos jau ir taip tų lėšų, ir čia, manau, tas klausimas tų 9 milijonų tikrai nesminis, kodėl reikėtų delsti. O dabar kitas dalykas, ne tik dar pinigų klausimas, kad savivaldai, bet ir pačio mokesčio logikos, jo dizaino. Nes dabar, kai žinot, kai apmokestinimas tarsi ne vienose rankose, tai gali gautis tokių labai nelogiškų ir tokių keistų disproporcijų apmokestinimo, kad, pavyzdžiui, antras būstas gali būti mažiau apmokestinimas negu pirmas, gali ir toks variantas daugelį atveju, nes, pavyzdžiui, ta 50 000 riba, regionų savivaldybėms, tai faktiškai ten nebus nei vienas antras būstas praktiškai apmokestintas regionuose. Tai net jeigu iš pagrindinio, tarkim, brangaus turi ten kažkiek bus, tai ten tai jau vėl prasideda nuo nulio apmokestinimas. Tai nelabai logiška, tai jeigu būtų savivaldos rankos, jos galėtų tikrai subalansuoti, suderinti, reiškia, gerai, tą pagrindinę būsto mažesnį tarifą, šiek tiek galima didesnį tarifą antram būstui,
Tai čia toks lankstesnis būtų apmokestinimas. Kitas dalykas, gali gautis labai net socialiai neteisingas dizainas apmokestinimo, nes reiškia, pagrindiniam būstui gerai, tai taikoma lengvatinis apmokestinimas, viskas tvarkoj. Bet jeigu dar žmogus turi daugiau turto, tai reiškia, dar dvigubą papildomą lengvatą to 50 000. Žodžiu, kuo daugiau turto turi, tuo daugiau lengvatų gauni. Tai irgi tokios logikos nėra. Tai, pavyzdžiui, savivaldybės tarybos galėtų nuspręsti, jeigu, pavyzdžiui, žmogus turi vienintelį būstą, tai jeigu jis brangus, gerai, kažkokia lengvata, bet tarkim, jeigu tos didelės lengvatos pirmam būstui jau ta riba didelė nustatys savivaldybė, tai gal antram būstui ten nėra prasmės labai jau tokia kažkokia kitiem, jeigu dar kelis būstus turi. Tai būtų logiškiau. Dar kitas, matom problemą, kad dabartiniam projekte tas kitas turtas, jis tarsi vieną krūvą visi labai skirtingi turto rūšys apmokestinama visiškai vienodai. Nors aš suprantu, kad antram būstui tai viskas tvarkoj, gal galima ir daugiau, bet ten kokiem garažam, sodo nameliam, tai čia jau savivaldybės galėtų, jeigu turėtų savo rankose padiferencijuoti pagal tas turto paskirtis rūšis. Taip pat dar atkreipčiau dėmesį, kad jeigu nuo 31 metų, reiškia, perduodama tas turtas į savivaldos rankas, tai padaryta tai projekte gana keistai, kad į vieną krūvą sumetamas tas nekomercinis turtas su komerciniu turtu. Ir tada gaunasi apmokestinimo, reiškia, pagal tą šakutę nuo 0,5 iki 3%. O dar jeigu galios tas 0,2 papildomas tarifas, tai reiškia kokį ten sodo namelį ar garažą ar sandėliuką, irgi reikėtų tada mažiausia riba būtų 0,7%, reiškia. Tai manytumėm, tai tikrai neproporcinga ir čia reikėtų, mes siūlom, kad lygiai tokios pačios užtektų ten tų ribų nuo 0,1 iki 1% visam tam nekomerciniam turtui. Nereikėtų čia tikrai taip sumesti krūvą. Ir dar kitos, aišku, trūkumai yra daugiau, kad dabartiniam esant dizainui, pavyzdžiui, neišeina tada apmokestinti daugiau to apleisto nekilnojamo turto, nes projekte dabar numatyta tik tai komerciniam turtui apleistam, reiškia, kitam nėra galimybių. Tai vėlgi, jeigu viskas bus į savo rankas, savivalda, tai būtų išspręsta problema. Dar ir daugiau aspektų, ten faktiškai yra antiregioninis pobūdis šito įstatymus didintų skirtumus tarp savivaldybių, nes vis tiek būtų paskata žmonėm deklaruoti gyvenamą vietą brangesniam, reiškia, būste, kuris paprastai ten didmiesčio ar kurortų savivaldybėse. Tai dar blogiausia, kad ir GPM-as ten nuplauktų iš rajoninių savivaldybių į tas savivaldybės. Tai, žodžiu, tikrai tą problemą reikėtų spręsti ir mes pateikėm daug konkrečių siūlymų, kaip pertvarkyti tą projektą, padaryti logišku. Turbūt čia jau būtų per daug laiko, nėra laiko visus konkrečius, bet gal dar bus progos panagrinėti, nes kažkaip būtų keista, kad savivaldai toks natūraliai priklausantis mokestis ir būtų neatsižvelgta į savivaldybių, į savivaldos asociacijos pasiūlymus, kad jis būtų priimtas neatsižvelgiant. Tai gal mes dar vis tiek rasim progų detaliau dar panagrinėti tos konkrečius siūlymus. Taip, prieš akis visas gyvenimas.